Labą dieną, gerbiama vicemerė Inga. Labą dieną. Malonu viešėti jūsų kabinete. Man taip pat malonu sulaukti svečių. Ačiū, kad priėmėt. Malonu. Jūs kuruojate švietimą ir kultūrą, taip? Taip. Ir kaip sekasi? Sudėtingos sritys, plačios sritys, rezultatai nėra greitai matomi, bet labai įdomios. O tai, kas vyksta dabar visoje valstybėje dėl švietimo, turbūt irgi nukenčia ir Elektrėnų savivaldybės švietimas dėl trūkumų pedagogų, dėl atlyginimų, dėl... Savivaldybė ir savo priemonėm sprendžia problemas, kurių gal neišsprendžia valstybės mastu, tai ir dėl pritraukimo mes turime savivaldybės taryboje patvirtintą aprašą dėl pedagogų pritraukimo, tai jau pavyko pritraukti ne vieną pedagogą, tai sprendžiam problemas ir savivaldybės lygmeniu, kartais nesulaukdami nacionalinių sprendimų, tai gal mes esame lankstesni ir greičiau galime atliepti tos poreikius. Valstybėje yra sudėtinga tuos mechanizmus turbūt priimti, kai... Tai dabar visos pedagogų mokytojų pozicijos užimtos jau netrūksta šiuo metu. Šiai dienai mes pedagogų trūkumo, jeigu taip kalbant, iš esmės neturime. Žinau, jeigu tai keletą pareigybių yra laisvų, bet iš esmės mes didelio trūkumo neturime. Mes pritraukiam 5 trūkstamus pedagogus pagal savo aprašą, dalim finansuojam, kad mokintųsi, kurių mums trūksta. Tai taip. Mielai Inga, einu prie pirmo klausimo. Kaip ir minėjau, kuruojate švietimą ir kultūrą. Taigi viešoje erdvėje gausu informacijos apie projektą TUM. Tūkstantmečio mokyklos. Taip. Ir pasakykite klausytėms, kas tas projektas yra, kokį jisai neša pačią mintį, idėją. Jo, Tūkstantmečio mokyklų programa tai yra švietimo pažangos programa. Ir jos tikslas yra labai platus. Tai mažinti atotrūkius, ugdymuose atotrūkius tarp savivaldybių. Ir užtikrinti kiekvienam vaikui kokybišką ugdymosi paslaugą. Tai tikslai iškelti labai platus ir tai turbūt neapsiriboja tik tai šitų projektų. Tai švietimo bendruomenės tikslai. Tai tikrai platus, svarbus ir kiek tai pavyks šito projekto apimtyje pasiekti, tai abejoju, ar mes juos pasieksime pilnai, bet tikrai jisai prisidės prie kokybės gerinimo. Noriu paklausti, kiek skirta Elektrėnų savivaldybei lėšų iš viso šiam projektui, kokią sumą sudaro? Šiuo metu skirta 1 747 000. Ir tikitės visą tai? Taip. Tikimės tikrai visas lėšas panaudoti. Turime šiek tiek sutaupę, nes viešųjų pirkimo procedūros leidžia tai pasiekti. Tai iš sutaupytų lėšų dar įsigysime papildomos įrangos. Mokyklos turi idėjų, ko jums trūksta dar. Puiku. Ar visos švietimo įstaigos dalyvauja mūsų savivaldybėje? Švietimo įstaigos visos dalyvauja, kurios atitiko programos reikalavimus. Ir kiek jų atitiko? 5 mokyklos. Iš visų? Kiek? Mūsų netitiko Semeliškių gimnazija ir Ketaviškių progimnazija, kadangi mokinių skaičius yra mažesnis negu 200. Tai mes nedarėm kitos atrankos, tik tai žiūrėjom, kiek yra mokinių ir visos mokyklos dalyvauja, kurios turi daugiau negu 200 mokinių. Bet čia aš nurimsiu Ketaviškių ir Semeliškių švietimo įstaigas, ne jūs kalti, tėveliai gal? Gimstamumas toks? Taip, čia visi turim prisimti atsakomybę. Taip, pačios mokyklos tikrai šauniai veikiančios, girdėjau apie tai, viskas tvarkoja. Tikrai taip. Taip, kam dar tos lėšos buvo ir dar bus panaudotos, va toksai yra šiame lape klausimas.
Tai žinokite, net išsitraukiau truputėlį ir skaičius, nes dažniausiai labai jie yra mėgstami. Tai infrastruktūrai mes pagal šitą projektą išleidom šiuo metu jau 287 tūkstančius, o įrangai beveik 800 tūkstančių. Kada buvo pradėtas vykdyti šitas projektas? Jau mes vykdom nuo 2024 metų, nors pasirengimas jau nuo 2022 metų vyksta, nes 2022 metais taryba priėmė sprendimą ir išreiškė sutikimą dalyvauti šitame projekte. Bet buvo parengiamieji darbai, savivaldybė rengė Elektrėnų savivaldybės pažangos planą, formavo, ko norėtų šito projekto, bet jau gyvendinimas nuo praėjusių metų. O šito projekto turime jau pabaigti kitais metais, balandžio mėnesį. Taip. Tai reikia labai skubėti įsisavinti kažkaip tai. Tai jau, žinokite, labai viską... Ne, netiduosim. Kodėl? Pavyzdžiui, organizacijom kokiom? Ne, žinokite, negalima atiduoti visų pirma iš to projekto. O kas sutaupyta, tai dabar kreipiamės į Europos socialinio fondo agentūrą, kad leistų mus tas sutaupytas lėšas panaudoti kitoms reikmėms, kurios reikalingos mokyklom ir atlikti viešuosius pirkimus. Tai tikrai nenorim nei vieno euro atiduoti ir palikti. Ir netiduokit. Bet faktas tas, kad tai tik tai mokyklų poreikiams ir būtų naudojamas tos reikalavimas. Taip, sutaupytų lėšų kitiems projektas negalėtume naudoti. Tai dabar viešoje erdvėje TUM projekte išskiriamos kelios sritys. Kokios jos yra? Tai tos sritys labai jau plačiai nušviestos ir vis kartojamos, kad visos lėšos turėtų būti nukreiptos šitom sritim, tai lyderystė veikiant. Tai jeigu plačiau kalbant, tai vadovų kompetencijų stiprinimas, komandos stiprinimas, mes ir pažangos plane esam nusimatę ne tik apmokamas veiklas, bet tokių veiklų, kurios nieko nekainuoja, bet mes jas vykdome šito plano apimtyje, tai iš tos 1000-mečio mokyklos programos apimtyje, tai vadovų klubą esam sukūrė. Čia jau kalbate apie rezultatus. Taip, jau tiesiog kaip šita priemonė jau gyvendinama, tai kad vadovai dalintųsi savo įgytą patirtimi, gerąją praktiką, turėtų edukacinį banką, mokyklos galėtų keistis metodinę medžiagą ir tai atrodo nieko nekainuoja, bet šita programa paskatino tai padaryti, kad lyderystė veikiant, kaip įvardijama šitas principas, kad apimtų visas mūsų mokyklas, net ir tos, kurios nedalyvauja, jos visais sukurtais produktais ar priemonėmis galės naudotis. Kokios ilgalaikės programos šiuo metu vykdomos mokyklos ir kaip jos pasiteisino? Mokslas, technologija, inžinerija, menai, matematika, STEAM. Taip, tai iš tikrųjų mes vykdom ne vieną ilgalaikę dabar programą, kur vaikai jose dalyvauja ir kaip truputėlį prieš pokalbį pakalbėjom su Julija, sako, ne kiekvienas vaikas žino, kas už tų 3 raidžių slypi, kas tas tumas. Tai jie aktyviai dalyvauja programuose, ilgalaikėse programuose ir viena iš programų, kurią visai neseniai vaikai baigė, tai čia dalyvavo STEAM programoje Vieversmės gimnazija, Vievio gimnazija ir Ąžuolyno progimnazija. Ir ilgalaikė programa vadinasi projektinės ir integruotos veiklos IT, matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir menų pamokose integracija. Tai vaikai projektavo šitoje ilgalaikėje programoje vandens dronus.
Nuo idėjos, nuo pačio projektavimo, kūrimo iki galutinio rezultato ir prieš kelias savaitės savo sukurtą jau produktą išbandė Elektrėnų mariose. Tai užprogramuotose koordinatėse, tai yra Elektrėnų mariose tam konkrečiam taške dronas nuplaukė ir pamatavo vandens temperatūrą. Tai čia kuri švietimo įstaiga šitą? Čia 3 įstaigos, 3 įstaigų mokiniai kartu kūrė ir dėl ko 3 mokyklų, kad irgi ta vyktų tinklaveika, kad vaikai ir patys iš savęs mokintųsi. Tai pas ką dabar tas aparatas? Tai va, dabar pas ką tas aparatas? Nes jau norisi naują temą. Šitą projektą vykdė vaikai su robotikos akademija. Ir vykdant veiklas buvo sukurtas tas produktas, bet jis nepriklauso vaikams, kaip čia pasakyti, nuosavybės teise. Ir dabar, kadangi labai veikla įtraukia mokinius ir turime sutaupytų lėšų, tai vienas iš tikslų įsigyti per sutaupytas lėšus tuos vandens dronus, nes vaikai turi dar labai daug idėjų ir norėtų plėsti šitą veiklą ir matuoti ne tik tai marių vandenį, bet ir taršą, žiūrėti, kaip Elektrėnų marios ar užterštos, ar paimti kokį vandens mėginį ir vystyti toliau veiklas. Tai jie tų idėjų turi ir dabar mokykla, tai yra Versmės gimnazija, išsikėlus tikslą iš sutaupytų lėšų įsigyti, kad vaikai galėtų toliau projektuoti ir vystyti. Aktualu, nes dabar ta tarša pasaulyje tiesiog labai yra išaugusi. Aktualu ir mums, tai vat ir vaikai iš tų aktualijų patys kelia problemas, nes jų projekto apimtyje pavyko pamatuoti temperatūrą, bet jie mato, kad tai būtų aktualu ir kitose srityse. Ir dabar toliau vystosi jau čia nenumatytai tas projektas, nes jau čia vaikų iniciatyva ir tuo pačiu ir mokytojų, aišku. Gerbiame vicemerė, jūs puikiai pagudravote į mano tos paruoštus 4 klausimus, kuriuos ketinau atsakyti. Jūs į visus taip gražiai ir atsakėte. Kad čia viskas, žinokit, tiek yra susiję. Surišta į vienas mazgas, nors daryk, ką tu nori. Bet taip ir yra. Labai džiugu iš tikrųjų girdėti, kad tokie dalykai yra Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose. Na, šiaip kokie dar liko iššūkiai, kaip juos ketinate spręsti, kokių dar naujų idėjų, gal pagal programą savo vykdomą rinkiminę gal turėjote, arba savivaldybės jau bendrą programą sukurtą, kas dar turėtų atsirasti ugdymo. Tai jeigu kalbant apie 1000-mečio mokyklų programą, tai aš manau, mes ją įgyvendinsim pilnai, ką mes esam nusimatę. Nes visą įrangą, infrastruktūrą, ką nusiplanavę, mes viską susitvarkysim. Ugdymo programas ilgalaikės, tai irgi yra privaloma, mes tikrai turime įgyvendinti nusimatytus tikslus ir iš tikrųjų mes tikrai nemažai atsinaujinom per šitą projektą. Tai ir klasių atsinaujinimas, ir laboratorijų įranga, menų studijos, iš tikrųjų technologijų kabinetai, kurie buvo tikrai labai nugyventi. Kaip aš mokinausi, tai jie tokie ir likę visiškai dabar. Tikrai 3D spausdintuvai, viskas, kas atliepia vaikų poreikius. Tai yra šiuolaikiška, tai yra graži aplinka ir tikrai įranga reikalinga mokykloms. Tai tikrai džiugu, kad poreikiai yra dar dideli ir dar daug ko reikia mokykloms, tai faktas, nes keičiasi, viskas kinta. Taip. Ir natūralu, kad norėjau paklausti, trejetukas neformaliojo ugdymo, kurie 3 būreliai
yra trejetuke pagal mokinių, gal žinot? Žinokit, pas mus ir per tūkstantmečio mokyklų programą yra išsikeltas dar didinti neformalių būrelių vaikų skaičius, kad lankančių dar didėtų, bet mūsų savivaldybė išties išsiskiria lankančių neformalias veiklas vaikų skaičiumi. Mes tikrai šiai dienai labai turime daug lankančių, bet turbūt patvirtina, kad Elektrėnų savivaldybė yra sportuojanti savivaldybė. Turime sporto bazės tikrai išskirtinės ir tai turbūt įrodo, kad ir NVŠ būreliai yra pirmam tope, tai sportiniai. Tai turbūt sudarimas tų sąlygų gerų sportui rodo, kad didžiąją dalį mūsų NVŠ būrelių užima sportinės srities veiklos. Tai ir futbolas, ir dziudo, ir sportiniai šokiai, ir ledo ritulys. Tai tikrai visom amžiaus grupėm yra akredituotos programos ir labai daug vaikų lankančių yra. Aš net ir pasigendu kartais, kad mums truputį trūksta tų kalbos būrelių. Ir stimo netiek daug turim pasiūlos, nes tiesiog valdo sportas. Nu, tai turbūt kiekvienas kraštas turi savo matyti kažkokį tai savitumą ir vienur menai, kitur sportas ir panašiai. Na ir keliam dar prie kito klausimo, tai dėl ilgalaikės ugdymo programos ir veiklos pačios. Klausimas būtų toksai, kaip kūrimas individualios pagalbos algoritmas ir kaip jis veikia praktikoje. Tai mūsų 3 mokyklos, tai Ąžuolyno progimnazija, Vievio gimnazija ir Jurgio Milančiaus pradinė mokykla kuria algoritmą, kaip sensorinių kambarių pagalba padėti specialių ugdymosi poreikių vaikams. Tai visose mokyklose įrengti tikrai puikūs kambariai. Juos ne per seniausiai aplankiau, įsitikinau ir su Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centro specialistų pagalba kuriamas algoritmas. Tai netgi išgirdau iš Vievio pradinės mokyklos direktorės, kad įsigijome per šią tūkstantmečio mokyklų programą tokias inovatyvias sensorinės priemonės, kad ugdymo centro specialistai negali pakonsultuoti, nes jie tiesiog neturi tokių inovatyvių priemonių. Bet čia yra iš tikrųjų maža bėda, aišku, ras tuos būdus, nes tikrai kambariai yra turtingi priemonėmis, kad galėtų ir nusiraminti, ir tuo pačiu ugdytis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas. Kiek tokio poreikio vaikų yra? Žinokite, skaičius nuolat yra didėjantis. Ir darželiuose mes turime labai didėjantį skaičių. Tai ateityje tikrai... Autistų turbūt daugiau? Taip. Mes dabar netgi ir naują asociaciją turim ypatingų vaikų. Tai irgi atliepia šitų vaikų poreikius ir netgi yra planuose kurti vaikų dienos centrą. Rytoj taryboje yra teikiamas projektas dėl patalpų suteikimo, kad vaikai po pamokų turėtų pilnavertį buvimą su specialistais ir atlieptų jų poreikius. Ir galimybė socializuotis patiems. Taip, tai yra jiems labai svarbu, nes tikrai kalbame apie įtraukų ugdymą, bet tiems vaikams išbūti visą dieną mokykloje didžiuliame triukšme tarp tikrai didelėse klasėse, jiems yra sudėtinga. Mes taip įrengdinėjam ir nusiraminimo, ir sensorinius kambarius, bet
Jiems kartais tiesiog reikia būti tarp mažesnio skaičiaus vaikų, su didesniu dėmesiu jiems ir tą mes kursime su ypatingų vaikų asociacija, kad galėtų tokie vaikučiai turėti užimtumą po pamokų. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Ir sakau, iki pasimatymo. Ačiū Jums, kad skaitote Elektrėnų kroniką, stebite, žiūrite, komentuojate ir dalinatės. Ir neužmirškite prenumeruoti Elektrėnų kroniką. Ačiū. Iki malonaus. Iki malonaus.